Sveiki visi! Turbūt nekartą teko girdėti diskusijas, kas svarbiau – ar tie garsieji preso kubeliai, ar vis dėlto stipri ir sveika nugara. O gal šie dalykai yra viena ir ta pati moneta? Šiandien ir pasigilinsime į liemens paslaptis ir patikėkit atskleisime, kodėl ta tikroji esminė jėga slypi kur kas giliau, nei galime pamatyti plika akimi. Taigi keliam tą esminį klausimą. Ar tie tobuli kubeliai tikrai yra tas auksinis bilietas į gyvenimą be nugaros skausmo? Na, atsakymas, jis nėra toks jau paprastas, kaip galėtų pasirodyti. Ir manau, jis tikrai gali nustebinti. Gerai, pradėkime nuo trumpos kelionės laiku. Tiesiog pažiūrėkime, iš kur apskritai atsirado tas visas preso kubelių kultas ir kodėl galbūt jau pats laikas jį šiek tiek pervertinti. Prisiminkim. Viskas prasidėjo nuo tų nesuskaičiuojamų atsilinkimų. Tiesa, viskas buvo orientuota grinai į išvaizdą. Paskui, aišku, atėjo lentų revoliucija, kuri jau akcentavo ištvermę, o dabar mes pagaliau suprantame, kad liemuo tai juk ne šiaip sau raumenų grupė, tai sudėtinga sistema. Įsivaizduokite tokį tiltą, kuris perduoda jėgą tarp kojų ir rankų. Tai iš esmės yra viso mūsų kūno jėga. Ir štai čia prieiname prie ko gero didžiausio atradimo. Mūsų liemuo veikia net dviejais lygiais. Tiesiog įsivaizduokime, turime du visiškai, pabrėžiu, visiškai skirtingus raumenų sluoksnius ir kiekvienas iš jų atlieka savo unikalų, nepaprastai svarbų darbą. Pabandykime apie tai pagalvoti šitaip. Stuburo stabilizacija – tai lyg pastato vidinis pamatas, arba dar geriau, nematomi asmens sargybiniai, kurie nuolat saugo stuburą. O liemens stiprinimas, tai jau yra ta išorinė jėga, tie galingi varikliai, kurie ir atlieka visą judesį. Ir akivaizdu, kad mums reikia abiejų – ir tvirto pamato, ir galingo variklio. Gerai, tai nerkime gilyn. Pradėkime būtent nuo tų pamatų, nuo tų giliųjų raumenų, kurie veikia kaip tokie nematomi mūsų stuburo gynėjai. Jeigu labai paprastai, tai kas ta stuburo stabilizacija? Tai yra kūno gebėjimas išlaikyti nugarą tiesią ir saugę. Kai tarkim keliam sunkų pirkinių krepšį arba staiga kažkur pasisukam. Iš esmės tai yra įgimtas kūno gebėjimas apsisaugoti pačiam. Ir štai ši citata, man atrodo, viską sudėlioja į vietas. Tiesiog tobulai. Stabilizacija tai yra gebėjimas nejudinti to, kas neturi judėti, kol aplinkinės kūno dalys juda. Suprantat, tai nėra apie brutalią jėgą, tai apie išmanę, protingą kontrolę. Čia labai gerai padeda analogija. Įsivaizduokime tai kaip vidinį cilindrą. Galima sakyti, tai mūsų kūno nuosavas natūralus korsetas, kuris suteikia stuburui tvirtą atramą iš absoliučiai visų pusių. O kas sudaro šio cilindro sienas? Iš esmės tai 4 pagrindiniai elementai. Viršuje turime diafragmą. Mūsų pagrindinė kvėpavimo raumenį. Apačioje dubens dugno raumenis, priekyje ir šonuose tą gilųjį skersinį pilvo raumenį, kuris veikia kaip diržas ar korsetas. O nugaroje smulkučiai, bet labai svarbus daugiašakiai raumenis, prigludę prie pat slankstelių ir svarbiausia, jie visi veikia sinchroniškai. Kartu sukuria tokią tobulą 360 laipsnių apsaugą. Gerai, bet kaip visą tai lavinti? Viskas vyksta palaipsniui, žingsnis po žingsnio. Dažniausiai pradedama gulint ant nugaros, kur tiesiog mokomasi pajausti, kas yra ta neutrali stuburo padėtis. Tada judama į padėtį 4, kur aišku išlaikyti kontrolę jau gerokai sunkiau. Na ir galiausiai, visas šis gebėjimas integruojamas į stovimą padėtį ir į sudėtingesnius dinaminius judesius. Na, o dabar pakilkime į paviršių. Keliaukime prie tų raumenų, kuriuos visi puikiai matome veidrodyje ir vadiname tiesiog presu. Tai ir yra tie mūsų kūno varikliai. Būtent šie raumenys ir kuria judesį. Tie garsieji preso kubeliai. Tiesusis pilvo raumuo leidžia mums susiriesti į priekį. Įstrižiniai raumenys, jie atsakingi už sukimąsi. Na, o didieji nugaros raumenys leidžia išsitiesti ir palaikyti gerą laikyseną. Ir tai, žinoma, mus atveda prie to amžinojo klausimo. Tai ar atsilenkimai yra blogis? Ar lenkdami nugarą mes savo tikrai kenkiame? Pabandykime pažiūrėti šiek tiek atidžiau.
Čia labai svarbu suprasti vienas esminį skirtumą. Viena yra tiesiog pasilenkti, užsirišti batus. Tai yra lenkimo judesys. Tačiau visai kas kita yra, pavyzdžiui, laikyti sunkų svorį rankose, kai visa išorinė jėga bando jūs sulenkti, o jūs pilvo preso raumenimis tam aktyviai atsispyrėte. Būtent šis gebėjimas atsispirti jėgai, sukurti tą lankstymo momentą ir yra tikroji liemens stiprybė. Tai kokia išvada? Išvada paprasta. Pats judesys tikrai nėra priešas. Sveikam kūnui lenkti stuburą yra absoliučiai normalu ir natūralu. Svarbiausia yra 3 dalykai – kiek, kaip ir kodėl. Mes tai darome, viską lemia dozė, kontrolė ir žinoma kontekstas. Gerai, su teorija lyg ir viskas aišku, bet kaip visą tai pritaikyti praktiškai? Dabar apjunkime šias žinias į kelis labai paprastus principus, kurie tiesiog padės treniruotis kur kas išmaniau. Iš esmės yra 2 pagrindiniai būdai, kaip galime treniruoti liemenį. Pirmas – tai sąmoninga aktyvacija. Tai yra tada, kai atliekant lentą ar kokį kitą pratimą, mes specialiai galvojame – gerai, dabar įtempk pilvo presą. O antras būdas – atsitiktiniai arba automatinė aktyvacija. Tai vyksta tada, kai pavyzdžiui nešame sunkų pirkinių krepšį vieną ranką, o liemens raumenys įsitempia patys, mums apie tai net negalvojant, tam, kad išlaikytų pusiausvyrą. Ir kur slypi visas efektyvumas? Ogi derinant abu šiuos būdus. Pagalvokime taip. Sąmoningas treniruotes tai tarsi raumenų mokymas mokykloje. Čia jie išmoksta, kaip teisingai atlikti savo darbą. O atsitiktines automatinės treniruotes tai jau praktika realiame gyvenime, kur jie išmoksta tas įgytas žinias pritaikyti staiga, automatiškai, tada, kai to labiausiai reikia. Ir galiausiai prieiname prie to, ko gero svarbiausio klausimo. Tai koks stiprus tas liemuo iš tikrųjų turi būti? Kiek atsilenkimų reikia padaryti, kiek minučių išstovėti lentoje, kad jau būtų pakankamai? Žinote, atsakymas yra stebėtinai, bet ir labai logiškai paprastas. Liemuo turi būti pakankamai stiprus, kad atitiktų konkretaus žmogaus gyvenimo būdo keliamus reikalavimus. Juk biuro darbuotojui reikia visiškai kitokios jėgos, nei tarkim sunkiaatlečiui, tad galbūt kitą kartą treniruojantis verta savęs paklausti ne kaip atrodo mano presas, o ar mano liemuo padeda man gyventi stipriau ir be skausmo. Būtent čia ir slypi tikroji stiprybė.